Aš nuo vaikystės svajojau apie ragus. Nu, man jie kažkokia mistika, tai yra toks gražus dalykas, toks tada ant galvos, nu toks, wow. Ir galvoju, kaip aš norėčiau ragų, nu kur man jų rasti, nu taigi išėjom paieškoti, nu apėjom daug, ne kažką, vieną kitą, radau, radau mano, kokio grožio. Bet koks sutapimas filmavimo metu ir iškart radai? Iškart radau. Bet iš tikrųjų, aš tai jų noriu daugiau, čia man vieno tai maža. Ne, nu pat pasakykit žmonės gerieji, kur jų rasti? Gal tašką kokį atsiųskit, kur, aš sakau, gal briedžiai padeda kur nors į vieną vietą, kodėl mes ne visi laimingi randam, o gal nesigiriam, nes baravykais tai giriamės visi. O ragais... Nu, bet dar pasakyk, kad tu čia neradai jį dabar. Ne, aš jo neradau iš tikrųjų. Čia aš pasidėjau, čia mano toks trofėjis, toks fainas daiktas pas mane ant sekcijos, va tai va, guli ir čia pakabinu, ką reikia. Pasėmė kaip pavyzdį, taip? Pasėmiau kaip pavyzdį, jo, kad žinot, ko ieškoti. Važiuojam į Taujėnus. Aš labai senai norėjau tą padaryti, nes buvom ten prieš porą mėnesių ir tada aš pamačiau juos. Galvoju, dabar tai jau tikrai ten nueinu, pasiimu ir vežuosi namo. Bet visai ne taip viskas buvo. Mes radom kitų radinių. Šiandien papasakosime apie briedžius, jų ragus, kurių kažkodėl niekur negalima rasti. Žiūrėk, o čia kas? Ir vieno tragiško įvykio pėdsakus. Mes patyrę vilkų antpuolių, tai žinom, kaip tos kaukolės atrodo. Pažiūrėkit, nuo ko viskas prasidėjo. O, kas čia darosi? Žigulys, o Žigulį aplenkė džipus. Bet kodėl, kai ieškai ko nors, atrodo, kad ten būtinai jau ir guli tas daiktas, jau jis ten vat ir laukia. Kai nori rasti, tai būtinai ten eini. Gal taip ir yra? Pažiūrėk, ar jų nėra ten dabar? Ne. Ten kažkoks sodas, palauk, pažiūrėsim. Jo, atrodo panašu. Kažkoks sodas buvęs. Kopūstai. Argi? Jo, paragauk. Negaliu. Ir šviežesnį lapelį, kad skaniau. Niam. Skanu? Nieko. Bet va, įspūdingai gamtoje atrodo, ne? Aš jums parodysiu. Va taip turi atrodyti ragai, kai tu juos randi. Biškai gal va taip va uždengti, ne? Jie turėtų būti. Ai, čia, žinai, ras panašiai, čia kaip Bina sau siuntė atvirukų, žinai. Nu, ir taip. Nu, aš taip, pavyzdžiui, nematau to rago ir nebūčiau pamatęs, žinau. Tai va, žinai, kažkoks ant kiek jie nesimato iš tikrųjų. Nu. Ir va, kaip tu sakai, kaip šakaliai atrodo, nu, va, šakos tos nudžiūbė, va, nu, tikrai labai panašiai atrodo, spalva labai tokia. Nu, dabar rask. Prisitaikys, va. Nu, mano ragas, o kur tu pasislėpiai? Radau. Ne, nu. Kur tie briedžiai buvo, parodyk? Briedžiai va ten, va, toj laukimiai. Jiegi ten renkasi visą laiką, aš kažkaip pagalvojau, nu, taigi, aišku, ten ta vieta, kur nueisim ir rasim iš karto. Mangi nesvarbu, briedžio, elnio, kad tik tai būtų kokie nors. Kai aš juos pamačiau, tokie didžiuliai gyvuliai eina. Ne, iš pradžių gulėjo jie, keturiese, atsikėlė, nu iš viso, eina savo tokiom kojom, tokiais snukiais didelim, kuprom tokiom, lėtai taip nuvinguriavo, nuėjo žemyn, kažkur nusileido į tokį slėnį, tada pakilo. Nu ten jų tokie buveinė matosi, jie ten labai gerai jaučiasi, ten jų buvimo vieta. Ir iš tolo man atrodė, kad, nu, tai aš nueisiu ten ir jie ten, nu, vis tiek tokia vieta, kur jie renkasi ir jie, nu, ten kažkur vis tiek turi būti aplinkui. Lapinis kopūstas. Matai, kaip gražiai rodo, va, pažiūrėk. Čikšt ir tau iš karto, op, informacija. Da ladne, ragai tuoj pabėgs, einam. Va, kokia modernumas, koks, žiūrėk, čia darosi kas. Šitie ventiliatoriai. O, prašom. Briedžius man išbaidys visus. Ai, galvoju, jau prieš tą, tai aš nekovosiu. Nu? Oi, kokie čia. O, čia mes neperbrisim, jie tai perbrendo, kaip mes pereisim. Nu, nežinau, briedžiai čia nepanašu. Gal vilkai išgulėjo? Man tai įdomus toks dalykas, kad
šitiek vaikšto briedžių su tokiais visokiais ragais, taigi jie kiekvieni metai juos numeta ir kiekvieni metai kažkas juos randa. Tai kur tie žmonės, kur tiek ragų randa? Traktoristai. Manai? Nu. Įdomu. Kas, tai čia va, laukus... kas daugiausiai randa? Tai manau, kad jeigu ant lauko man guli... atrodo, jie ant lauko tai ne taip, medžiotojai surenka gal. Medžiotojai, va, tikimybė jo. O šiaip tai manau, kad jie prie kokių medžių va reikia žiūrėti, nes nu kur jisai pasitrynė į kokį šaką ir nukrito. Ai, dažniausiai galva papurto ir nukrenta. Ar jie daro tą kaip žmonėm, kur pririšam siūlo? Nu, eikit. Nusisuk ir bėga tada. O Jėzus, ir ragai lieka. Žiūrėk, kas čia? Ne ragus? Tu geriau apžiūrinėk va tuos visus, važiuok, kokie kažkokie stagarai ar kažkas. Ai, sakai, jau bus tokie apžėlę. Nu, gal, žinai. Nu, bet šitas mane nustebino griovys, aš nemaniau, kad jis čia toks didelis. Tai jiegi sušlampa kojas, kaip per jį eina. Nu va, žiūrėk, per medį ir perėsim, va. Aš dar nufilmuosiu į tų nepavykusių kadrų, kur, žinai, juokingi. Kur krito. Va, kokie. Nu. Kažkaip panašus, ne? Panašiai tokie ir yra. Čia tokio liekno briedžio. Kūdi ragai. Kūdi, dar yra, va. Nu, Raselę, sveikinu. Me. Nu, tokie panašai ragus, ne? Gražu, gražu. Pasimsi? Ne. Paliksiu kitiem. Traktoristam. Bet va siaurėja tas upelis, ten jis biškis raunesnis. Vėl žiūrėk, ten dar. Tai čia jau perėsim. O ten, nežinau. Perėsim, taigi per tokį, tai iš vis juokinga. Bet jie galėtų tuos ragus atnešti kažkur ir sudėti vieną krūmą. Galėtų. Bet tu pažiūrėk, kokią skaidrumo vanduo. Aha, ir dugnas toks jūros kopūstai auga kažkaip. Briuselio, nežinau. Aš jums papasakosiu, kad Rasa tuos briedžius pamatė, kai filmavom kitą siužetą, čia netoli va prie šitų ventiliatorių. Nu ir ką jūs galvojat, mes šiandien atvažiavom 80 km padarysim vien dėl šitų ragų, kurių dar nerado, bet žiūrėk, o čia kas? Pateik. Ten. Bet čia jau tikrai kažkas... Ir ragiukų ta vieta. Tai va čia tai ragiukai. Stirniukas. Ir visas stuburkaulis. Papiltas stirna, jo. Čia vilkų ryškiai yra. Arba traktoristai. Nu, baik. Jo. Ne, bet tikrai. Nu, parodyk tu mane. Nu, dantis. Biškai pavartyk. O šitą vietą kokia įdomi. Tur. Nu, pasimsim šitą trofėjų nors, ne? Nu, sakau. O dantukai, vat ką šitie reiškia? Kad čia graužikas? Nu, tokiam dviem eilėm, žiūrėk, kaip dantis įdomiai. Kas čia taip? Ne, tu kaip pas šitą, pas avitą panašiai. A, ne? Nu, tie kramtamieji, jie tokie platus. Tu matai, radom. Galvau, ragų radom. Sveikinu, Ras. Tai va, biški ragų. Tokie tik ragiukai. Parodyk iš arčiau. Va, tik tokie. Nu, į kaukolių kolekciją. Vat griaučiai visi. Bet čia jo, čia ryškiai vilkiukų yra. Čia jau stirniukas tai mažas labai. Čia kiek kokių centimetrų 30-40. Ragiukai. Man vat ragiukai labiausiai. Nu, matosi, kad toks tikrai ne koks, ne eriukas, ne? Eriuko ne tokia kaukolė. Mes patyrę vilkų antpuolių, tai žinom, kaip tos kaukolės atrodo. Nu, radom. Matai, reiškia krūmuose reikia vaikščioti. Vilkai tos ragus ir suėdė, man atrodo. Čia iltis. Tau nebūna taip, kad kai tu grybauji, pavyzdžiui, turi nusistatyti, kad ieškau grybų ir tada pradedi jos rasti. Taigi yra žvejai, kurie tipo einu ant lynų šiandien.
Gaudo viską jis ir karosus semia viską, bet ant linų šiandien ėjau. Tai čia lygiai taip pat ir to ant ragų ir nesidžiaugi šituo radiniu. Ant ragų. O būtum ėjus ant kaukolių, tai džiaugtumės. Nu čia žinai, nėra lengva ieškoti. Pavargom nerealiai. Nu, pro tą upelį neišeina pereiti. Juo labiau, kad jisai kryptį kaitalioja. Jis kaitalioja kryptį, mistika kažkokia. Bet kitas dalykas, kad, nu, aš mačiau, kaip tie briedžiai nusileidžia ir pakyla kažkur, bet kad jie brenda per tokį vandenį, čia, nu, vis tiek jiem iki kelių turėtų būti gerai vandens, gal ir virš. Nieko, jie nebijo, nei sušlapti, ne taip kaip mes. Nejautrus tie keliai jų. Ne. Bet ragas, super. Tai atsiųskit man kokią nuorodą, kur jų galima pasirinkti. Tai tegu pakomentuoja gal. Nu, pakomentuokit man, į komentarus parašykit. Gal radot, pasigirkit, nu kažkaip įdomu, man tikrai va tokie. O gal filmuotą medžiagą atsiųst gali? Nu, pafilmuokit, jeigu einat ieškoti ir kada einat ieškoti. Gal mes čia nelaiku visą ieškom. Važiuojam namo! Tai va, stirnaitė nabagė va ir atidavė Dievui dūšią. O, kas čia darosi? Žigulys, o Žigulį aplenkė džipus. Nu, ėjom ieškoti ragų, vadinasi. Anasi, kai filmavom šituos va, vėjo jėgainė šitas, nu mačiau, va, kaip jie ten stovi. Nu, atrodo, va, ten ir padėti tie ragai. Apėjom visą lauką, a jų nėra. Nu, radom biškį, va čia va radom. Kaukolytę mažą radom. Kačiukų gražių įsiskleidusių radom. Ir ragai. Bet negalvokit, kad čia radom. Mes tiesiog pasėmėm pavyzdį, ko ieškoti ir kaip jie turėtų atrodyti. Bet žiauriai faini. Žiauriai. A ne? Pavydžiu tiem, kas randa ragus. Kažkaip, čia gal panašiai kaip pasagą rasti žmogui gyvenime. Nedažnai pasiseka.